pradėsiu nuo pradžių. Pats nuo 6 metų žaidžiau futbolą ir 16 metų biškį gavau traumą su petim. Viskas prasidėjo, kai pamačiau internete vaizdo medžiagą su Ronaldinho, su Robinho, kai žongliruoja ir tiesiog įsineždavau kamuolį lauk ir pradėdavau mėginti. Ir taip viskas po truputį prasidėjo ir tada 2009 metais buvo paskelbtas čempionatas Lietuvoje. Nutariau pasiruošti, dalyvavau, laimėjau ir 2010 jau atstovau Lietuvą Pietų Afrikoje. Kaip susidomėjau arba iš kur kilęs, tai viskas prasidėjo maždaug kilt nuo 2002 metų, kai prasidėjo oficialūs turnyrai. Ir realiai tai yra ištakos net iš futbolo, jeigu atsiminti, tarkim, tą patį Maradoną, kaip jis laikydavo kamuolį ant galvos arba žongliruodavo su kulniukais ir paskui viskas tas perėjo sudėtingesnius triukus. Tai realiai galima sakyti, kad futbolas yra kaip tos ištakos pačio freestylo. Ir kiek tai sieja, tai iš esmės daugelio nuomonė, jeigu tu, tarkim, esi labai geras ant freestylo ir yra klausimas, ar būsi labai geras ant futbolo, tai verta pabrėžti, kad freestylas treniruoja tam tikrus įgūdžius. Tai yra, tarkime, prisilietimas prie kamuolio, kontrolė, galbūt susistabdymas ore, o futbolas vis tiek reikalauja reakcijos, reikalauja greičio. Čia yra tam tikri skirtingi visgi įgūdžiai. Yra išskiriami 3 veiksmai. Tai yra, kaip tu laikai kamuolį ant galvos ir visą kūno kontrolę. Tai yra pečiai, kaip su kūnu gali valdyti su galva. Paskui yra, kaip valdai su kojom. Tai yra, tarkim, tas pats kamuolio prasukimas pro kojas, kurį net ir daugelis futbolistų atlieka. Ir trečias etapas yra, kaip tu sugebi žongliruoti atsisėdęs. Tai vėlgi dirba visai nauji raumenys. Tai vat, iš esmės freestylas yra sujungti šitas 3 sritis į vieną. Futbolo freestyle prasideda pikas kažkur nuo 19-20 ir eina iki kažkur 27-8, nes Brazilijoje vykusiam 2008 metų pasaulio čempionate tai laimėjo prancūzas, kuriam buvo 27 metai. Turizmo ir sporto vadybos studijuoju. Kodėl pasirinkau būtent tai, nes visgi mėginsiu ir su freestylu siet, kadangi planuoju atidaryti pirmą Lietuvoje mokyklą. Ir sporto vadybos pagrindai yra būtini. Mano pagrindinis kriterijus tai yra technika. Iš tikrųjų atkreipiu tuos dėmesį, net jeigu per pasaulio čempionatą pamatau kokius nors naujus judesius, pats mėginu pakartoti. Bet iš esmės aš labiau, nes kadangi dabar kaip ir trenerio kursus lankau, vis tiek akcentuojama taktika, akcentuojamas nebūtinai puolimo grožis, bet taip pat pamatyti, kad ir galbūt gynybinė taktika gali būti efektyvi, todėl praktiškai labai ilgą laiką palaikiau anglus. Ir šiemet, kiek teko stebėti pasiruošimo ciklą, mane labai sužavėjo Belgija, tai šiemet palaikysiu Belgijos rinktinę. Aišku, būtų galima paminėti olandus, kurie tiesiog kontratakas išpildydavo idealiai. Tie patys Van Persie įvarčiai, Robeno išėjimas į kontrataką, tai tikrai labai atrodo stipri rinktinė, ypač iš kontratakų. Taip pat gerą įspūdį iš tikrųjų paliko Vokietijos rinktinė. Susižaidimas, taip pat pliusas yra, kad pagrindą sudaro Borusijos ir Bayerno žaidėjai, kurie jau yra tose klubuose susižaidę. Tai reiškia, kad tas vadinamas teamworkas jau yra visiškai paruoštas pilnai. Tai man Vokietija akcentuojasi, bet palaikysiu Belgiją ir tikiuosi, kad belgai pademonstruos gražų žaidimą.